Sveiki. Šiandien gilinamėsi į tikrai svarbę temą – Kinijos kibernetinių pajėgumų augimą ir, visą jų strategiją. Remiamės įvairią medžiagą, straipsniais, tyrimų ištraukomis, jos padeda suprasti Kinijos veiksmus kibernetinėje erdvėje, kaip ten veikia visa įsilaužėlių ekosistema ir koks viso to strateginis poveikis. Taip, pabandysime panagrinėti išsamiau, kasgi slypi už tos strategijos, kokie motyvai, kokius metodus jie naudoja. Ir žinoma, kokios pasekmės pasauliui. Nes, kaip matysime, Kinijos požiūris yra tikrai labai sistemingas, o operacijų mastas išskirtinis. Pažiūrėsime, kaip tie pajėgumai augo, maždaug nuo 2013-ųjų. Gerai, tai pradėkim nuo vieno svarbaus dalyko, kurį mini šaltiniai. Atrodo, Kinijos kibernetinės operacijos jau nebėra vien, tradicinis šnipinėjimas. Vis dažniau minimi taikiniai yra kritinė infrastruktūra – elektros tinklai, vandens valymo įrenginiai, telekomunikacijos, JAV ir ne tik. Kodėl toks posūkis? Kas vyksta? Taip, šitas suaktyvėjimas ir krypties pakeitimas dažniausiai siejamas būtent su laikotarpiu apie 2013 metus, kai Ši Jinpingas atėjo į valdžią. Analizė rodo, kad pagrindiniai motyvai yra strateginiai, ypač susiję su pačios komunistų partijos režimo saugumu. Gali būti, kad įtakos turėjo tokie įvykiai kaip, arabų pavasaris. Jis parodė interneto galią mobilizuoti žmonės. O taip pat, žinoma, Snaudeno paviešinimai apie JAV operacijas. Reaguodama į tai, Kinijos valdžia panašu pradėjo masiškai investuoti į talentus, į švietimą ir netgi, kas įdomu, rengti valstybės remiamas įsilaužėlių varžybas. Kalbant apie tas varžybas, pavyzdžiui, Tianfu Cup, kuo jos tokios, išskirtinės, ypač jei lygintume su vakaruose vykstančiom kaip Pawn to Own. Va čia ir yra tas esminis Kinijos modelio, sakyčiau, unikalumas. Vakaruose, tose Pawn to Own tipo varžybose pagrindinis tikslas yra atrasti spragas ir svarbiausia atsakingai pranešti gamintojams, kad jie galėtų jas pataisyti. O Kinijoje su Tianfu Cup ir panašiomis varžybomis atrasti pažeidžiamumai, ypač tie, kurie susiję su užsienio technologijomis, jie keliauja ne pas gamintojus. Jie nukreipiami tiesiai Kinijos žvalgos agentūroms, puolamiesiems tikslams. Turim ir pavyzdį, 2021 metais per tokias varžybas atrastas spragos buvo panaudotos atakoms prieš uigūrų Sinžiangę. O kaip tai teisiškai atrodo? Minumas tas 2021 metų programinės įrangos pažeidžiamumų valdymo reglamentas Kinijoje. Ką jas keičia praktiškai? Taip, šitas reglamentas yra dar viena svarbi dėlionės dalis. Jis tiesiog įpareigoja visas Kinijoje veikiančias įmonės, nesvarbu vietinės ar tarptautinės, per 48 valandas pranešti vyriausybei apie bet kokius aptiktus pažeidžiamumus savo produktuose ir sistemose. Tai labai skiriasi nuo vakarų praktikos. Taip, pavyzdžiui, JAV nėra tokios griežtos teisinės prievolės pranešti būtent vyriausybei, nors ir ten, žinoma, žvalgybos agentūros, CŽV, NSA kartais pasilieka informaciją savo operacijoms, bet Kinijos modelis šitą procesą institucionalizuoja, centralizuoja. Ir tai be abejo kelia didžiulius iššūkius bandymams kurti tarptautinės normas dėl atsakingo tų spragų atskleidimo. Labai įdomiai atrodo ir tie 2024 metais nutekinti Aisun duomenis, Kinijos įmonės. Ką jie parodė apie tą ryšį tarp privataus sektoriaus ir valstybės, ar tai tikrai taip glaudu? Būtent. Aisun nutekėjimas pateikė labai konkrečių įrodymų. Paaiškėjo daugybę sutarčių tarp šios ir kitų privačių kibernetinio saugumo firmų ir įvairių Kinijos valdžios institucijų. Ir tai ne tik nacionalinis lygmuo. Ten buvo ir provincijų, ir net miestų policijos departamentai. O kokios paslaugos? Įvairiausios. Nuo duomenų vagysčių iki, tarkim, socialinių tinklų paskirų perėmimo. Tai labai aiškiai parodo tą formalizuotą bendradarbiavimą. Privačios įmonės veikia kaip valstybės įrankiai. Vykdo espionažo operacijas, galbūt naudoja ir per konkursus surinktą informaciją. Gerai, pereikime prie taktikų. Dažnai minima ta gyvenimo išteklių sąskaita taktika, angliškai living off the land. Ja naudoja grupės kaip Volt Typhoon. Kodėl ji tokia, efektyvi ir pavojinga? Ši taktika ypač klastinga, nes įsilaužėliai naudoja ne kažkokius specialius virusus ar kenkėjišką kodą, o standartinius administravimo įrankius. Tuos, kurie jau yra pačioje sistemoje. Jų piktybinį naudojimą labai sunku aptikti. Standartinės saugumo priemonės gali jų tiesiog nepastebėti.
Volt Typhoon ir panašos grupės šitaip siekia ne kažkokios greitos atakos, o ilgalaikės paslėptos prieigos prie sistemos, ypač prie kritinės infrastruktūros. Ir minimas Guanas kaip svarbus taikinys. Taip, Guamas JAV teritorija Ramajame vandenyne. Manoma, kad taip siekta užsitikrinti galimybę sutrukdyti JAV karinių pajėgų reakciją, jei kiltų konfliktas Azijoje. Na, pavyzdžiui, dėl Taivano. Bet taikinių geografija tikrai plati. Minimos operacijos ir Indijoje, Malaizijoje, pačiame Taivane, Jungtinėje karalystėje. Ir dar vienas aspektas, kuris vis pabrėžiamas – mastas. Šaltiniai teigia, kad Kinijos kibernetinė programa yra didesnė nei visų kitų didžiųjų valstybių kartu paėmus. Ką tai reiškia praktiškai? Ar tai tiesa? Na, ar tiksliai didesnė už visas kartu sudėjus sunku pasakyti 100%, bet mastas neabejotinai milžiniškas. Tai reiškia didžiulius resursus, tiek žmonės, tiek finansus. Toks mastas leidžia vykdyti daugybę atakų vienu metu. Prieš skirtingus sektorius, skirtingas šalis. Diversifikuoti taikinius ir metodus. O kai kalbam apie kritinę infrastruktūrą, tokios plataus masto operacijos kelia ypač didelę riziką, dėl to vadinamojo domino efekto. Ką turite omenyje? Na, įsivaizduokim sėkmingą ataką prieš regioninio elektros tinklą. Tai iškart paveiktų ne tik namus, bet ir, tarkim, naftos perdirbimo gamyklas. Joms reikia daug elektros. Sutrikus jų veiklai gali pritrūkti kuro ligoninėms, transportui, kitoms būtinoms paslaugoms. Pasekmės gali būti ne tik ekonominės, bet ir, tiesiogiai pavojingas gyvybei. Tai apibendrinant, vaizdas toks. Kinijos kibernetinė plėtra nėra kažkoks chaotiškas veiksmas. Tai labai apgalvota didžiulio masto nacionalinė strategija. Ir ji unikaliai sujungia valstybę, privatų sektorių, net tuos įsilaužėlių konkursus į vieną sistemą orientuotą į puolimą. Tai, žinoma, kelia rimtų iššūkių pasauliniam saugumui. Tikrai taip. Ir apsiginti nuo tokių grėsmių yra ypač sudėtinga. Ypač kai naudojamos tokios sunkiai aptinkamos taktikos, kaip tas gyvenimas išteklių sąskaita. Nors vakarų vyriausybės, tarptautinės organizacijos bando skatinti bendras normas dėl atsakingo pažeidžiamumo atskleidimo, kad technologijos būtų saugesnės visiems, bet Kinijos tas centralizuotas į puolimą nukreiptas požiūris, kur pažeidžiamumai laikomi vertingų valstybės turtų, tai labai apsunkina tokias pastangas. Ir galiausiai, tokia mintis pamastymui visiems. Kai matome tokį glaudų valstybės ir privačių veikėjų bendradarbiavimą kibernetinėje erdvėje. Kai taikiniais vis dažniau tampa ne tik kariuomenė ir žvalga, bet ir mūsų kasdienį gyvenimą užtikrinanti kritinė infrastruktūra. Kaip iš tiesų atrodo tas 21 amžiaus kibernetinis konfliktas? Ir kiek valstybės, kiek visuomenės yra pasirengusios situacijoms, kai tos tradicinės ribos tarp karo ir taikos, valstybės ir privataus sektoriaus, jos tiesiog nyksta?